Jūs esate idiotas ir aš esu idiotė. Mes visi ale vieno. Narcizams esame absoliutus idiotai, tol, kol neįrodome priešingai. Tu dalbojobas, ar ką? Šito klausimo labai dažnai norisi klausti mūsų draugų, mylimųjų, nuostabių žmonių narcizų, kiekvienam adekvačiam žmogui, kiekvienoje neadekvačioje situacijoje, kurių, patikėkite, apstu pasitaiko gyvenimo šalia narcizo eigoje. Bet, nepaisant to, kaip neadekvačiai ir debiliškai mūsų sveikųjų žmonių akimis gali elgtis narcizai, vis dėlto didžiausi idiotai ir durniai, jų akimis esame būtent mes. Todėl, kad mus galima vedžioti aplink pirštą, ganyti kaip aveles, daryti su mumis ką nori, kiek nori, tol, kol mes neįrodome, kad yra priešingai. Savo viduje narcizai pagarbos aplinkiniam nepuoselėja. Ir jeigu jūs kryptingai neskirsite atskiros pastangos iš pat pradžių narcizui duoti atkirtį į jo visus užvažiavimus ir privažiavimus, tai narcizas jūsų savaime gerbti nepradės. Vien tik dėl to, kad jūs esate gera darbuotoja, kad jūs esate geras žmogus, kad jūs esate artimasis, giminaitis. Ne, pas narcizus pagarbos kriterijai yra visiškai kitokie. Taip, jie gali išoriškai parodyti įvairiausias emocijas, jie gali sufabrikuoti pačius įvairiausius taktiškus, mandagius, elegantiškus, galantiškus veiksmus. Jie gali primesti kokį nori vaizdą, kokio tuo metu toje situacijoje reikia, kokį įspūdį reikia palikti, prieš kokius žmonės kaip reikia pasirodyti. Jie šitą protų labai gerai suvokia ir labai gerai žino, kokie modeliai yra etiški, estetiški, taktiški, veiksmingi, kad kitus žmonės teigiamai paveiktų. Šitos modelius jie naudoja. Bet ką jie galvoja savo viduje, čia yra visai kitas reikaliukas. Tikrųjų narcizo pažiūrų jūs ieškokite tarp jo žodžių, jūs ieškokite tarp eilučių, jūs ieškokite plyšiuose, pakastų po žemėm, tekančių po vandeniu, tenais suslėpti tikrieji narcizo jausmai ir pažiūros. Jos prasišvies tarp siūlių. Tada, kada yra nuovargis, tada, kada yra įsižeidimas, kai narcizas gavo kažkokią momentinę naudą, kurią jisai tuo momentu siekia gauti, tada, kai niekas kitas nemato, tada, kai jisai yra galbūt išgėręs, tada, kai jisai juokauja. Per juokus 90% tiesos gali ateiti narcizo lūpomis. Būkite atidi ir klausykitės, kaip juokauja narcizas. Dar labai gerai pasimato pagarba ir nepagarba, tada, kai narcizas užima truputį aukštesnę poziciją. Nors kažkuria prasme aukštesnė pozicija. Galbūt finansiškai yra labiau pasiturintis, galbūt socialinis statusas jo yra toje kompanijoje truputį aukštesnis, galbūt jisai darbe užima pareigas truputį aukštesnės. Ir iš karto ant visų šitų momentų narcizas pasistengs išvežti maksimaliai daug garbės ir visas jo naglumas, visa nepagarba bus rodoma. Remiantis visais šitais parametrais, remiantis visom šitom pozicijom aukštesnėm. Tuo atveju, jeigu laiku iš karto ir iš anksto jam nebus duodamas deramas atkirtis. Didžiąją dalimi atveju narcizas po storais šarvais slepia labai gležną odelę. Labai gležną ego turi. Ir jeigu pro tuos šarvus į plyšelį jūs irgi sugebėsite įsiskverbti su savo nuodingu geluonim, tai nereiškia, kad jūs nuodinga gyvatė, tai reiškia, kad jūs tiesiog turite teisingus įrankius savigynai. O vienas iš teisingų įrankių ir yra gyvatės geluonis. Net jeigu pati iš savęs jūs esate pūkuotas, mylintis triušiukas, kai su jumis elgiasi pagarbiai. Kai yra nepagarba, išsitraukite gyvatės geluonį ir įgelite narcizui po oda. Po panagėm. Kaip įgelti? Atsakyti narcizui lygiai tais pačiais vaistais, su kuriais jisai atėjo gydyti jūsų pats. Mes ir priėjome dabar prie esmės, koks yra tas nuodingas geluonis, kuris veikia narcizą labai terapiškai. Kaip labai puikūs vaistai. Atsakomieji vaistai į jogį paties kritikinį gydymą. Truputėlį pasigilinkime į pačias technikas. Kokia ta terapija tiksliau turėtų būti, kad iš tiesų jinai efektyviai paveiktų vienoje ar kitoje situacijoje piktybinį žmogų. Pirmiausia, tai yra drąsus atsakymas, drąsus gebėjimas atsikirsti, net jeigu tai nėra kažkoks labai mandras išvedžiojimas, išradinėjimas dalykų. Ne. Svarbiausia yra tiesiai, atvirai, drąsiai
pasakyti atgal kažką, kai jūs esate puolama ir kritikuojama. Gali būti labai sausas, konkretus, trumpas paaiškinimas, kad ne, taip nėra, kaip jūs teigiate. Gali būti tam tikras puolimas atgal narcizui į jo kritiką. Ir gali būti sarkazmas arba ironija. Iš esmės, aišku, mes tai darome savigynos tikslais, bet trupučiuką puolimo galima į tai įpinti, nes, kaip žinom, puolimas yra geriausia gynyba. Skausmingai sukritikuoti oponentą. Pratraukti per dantį vieną kartą, pratraukti per dantį sarkastiškai kitą kartą, kažkur biški pasijuokti, pasišaipyti, atsakyti lygiai tuo pačiu, atveidrodžiuoti, pavyzdžiui, jo kokį nors puolimą, atveidrodžiuoti jam jo sukurtą dirbtinai kaltinimą, kritiką, dar kažką ir iš karto pasukti atgal jį. Ir to pilnai pakaks, kokių 5 kartelių pakaks, o kartais netgi užtenka, jeigu jau matote, kad šitas yra agresyvus, dar jisai jūsų neužpuolė, bet jisai yra linkęs visus menkinti, niekinti ir pulti, tai kartais galima netgi į priekį užbėgant įvykiam už akių, dažniau rasti jo spragas, trūkumus, kompleksus. Jeigu turite gerą akį, jūs iš karto pamatysite kolektyve netgi stipriausių, galingiausių kompleksus ir pratraukti per dantį per tą kompleksą. Galima nestipriai, bet trupučiuką visą laiką ant tos vietos pavažiuoti, ant tos vietos paminti. Dar kitas variantas tai yra pilnas ignoravimas, atsiribojimas, dėmesio nekreipimas. Irgi veikia tik tai dėl to, kad bet koks atsiribojimas, ignoravimas ir dėmesio nekreipimas tai irgi yra nepagarbos ir neįvertinimo signalas. Visi šitie signalai narcizui parodo, kiek saugu ar nesaugu jam yra jūsų negerbti. Jeigu jam yra saugu jūsų negerbti, jisai jūsų negerbs. Jeigu narcizui jūsų negerbti yra visiškai nesaugu, tuomet jisai jūs gerbs. Reikia padaryti, kad narcizui negerbimas taptų labai nesaugiu veiksmu. Kada narcizui nesaugu jūsų negerbti? Tada, kai jūs duodate jam atgal įžeidimą, lygiavertį, stiprų įžeidimą atgal į jo paties kritiką. Arba kvestionavimą jo sveikų protų, kvestionavimą jo profesionalumu, kvestionavimą jo piktnaudžiavimų pareigom, kvestionavimą jo emociniu intelektu. Ką norit, kvestionuokit, bet kvestionuokit savo užklausom, savo atkirčiais, kvestionuokit narcizo motyvą. Galite bandyti ištraukti iš jo priežastis, priversti jį teisintis ir priversti jį gėdintis dėl to, ką galimai jisai padarė ne taip. Narcizo labai gerai yra taktika, pagrindinė – puolimas. Jau ką jisai moka, tai kritikuoti ir gėdinti pats. Jeigu perimsite įrankį į savo rankas ir kritikuosite, gėdinsite jį, jo visas gležnumas ir atsivers ir tada jūs rasite tą plyšelį įlysti po šarvais ir po oda. Atleiskit, gal galėtumėte prie kitos krantinės pasimaudyti? Aš įrašinėju dabar, tai man truputėlį trukdytų triukšmas. Aišku, iš karto pasakysiu užbėgant įvykiam už akių, narcizai nepakenčia kvestionavimo jų autoriteto. Jie nepakenčia visų žmonių, kurie bent menkiausių būdų pastato juos į nepatogią padėtį, ne fasadinę, ne pačią geriausią pusę, o atgręžia užpakalių, uodeginę jų pusę, tai yra šešėlinė dalimi, kurios jie gėdijasi ir labai slepia. Tokiu atveju jie gali bandyti dar labiau užpulti, dar skaudžiau gelti patys. Yra labai didžiulė rizika sulaukti keršto, bet turite žinoti vieną momentą. Nereikia labai stipriai bijoti narcizo keršto, ypač pirmose stadijose. Kodėl? Kai dar jisai yra nenusilpnęs aukos, neprismaugęs, neužgniaužęs jūsų kaip žmogaus racionalaus prado. Koks vėjas, ar kas nors girdėsis, taip gerai atėjau papasakoti tokios svarbios temos. Pasistengsime perduoti jums žinutę, o jūs pasistengkite išgirsti. Kol narcizas dar nėra pilnai užgniaužęs jūsų autentiškumo, jūsų suvereniteto, įmonėje, gyvenime, santykiuose, kur tai bebūtų, jis dar nesiims tokių kardinalių priemonių jūs naikinti ir menkinti. Maksimum, ką jisai gali padaryti, bandyti atleisti iš darbo. Bet vėlgi yra tam tikros teisinės pasekmės. Santykiuose, aišku, irgi pirmose stadijose irgi, ką jisai gali bandyti, tai pagrasinti, kad išsiskirsime. Na ir ačiū Dievui. Na ir jūsų laimiai su tokiu žmogum santykiuose išsiskirti kuo anksčiau. Kita vertus, jeigu jums darbovietė yra brangi, jeigu jūs tenais matote perspektyvą, jeigu jūs jaučiate, kad turite pakankamai dar parako šiknoj su tokiu viršininku, susikalbėti ir galbūt net norite išbandyti savo jėgas, treniruotis, komunikaciją ir pereiti per tam tikrus lūžius šitoj komunikacijai, kad kažko išmoktumėt, paaugtumėt ir sustiprėtumėt, tada yra verta galbūt pasilikti toje įmonėje ir jau šlifuoti savo, glūdinti kaip deimanto savo kampus,
per tokią labai nemalonę patirtį sąveikoje su šitais žmonėm. Bet jie lygiai taip pat yra ne iš geležies padaryti, jie lygiai taip pat turi savo trapų ego, tikrai ne ant visų jie išsilies, tikrai ne ant visų puls. Narcizai, kaip ir bet kokie kiti grobuonis, jie ieško tokios aukos, kuri būtų gerokai silpnesnė ir su kuria nekiltų problemų susitvarkyti, pagauti ją ir perkasti į gerklę. Jeigu jums perkandant gerklę, jis nusilauš vieną dantį, jau kitą kartą jisai atsargiai medžios jūsų atžvilgiu. Jisai pasiieškos galbūt silpnesnės aukos. Savo kietą skūrą duoti paragauti narcizui, kad jis nusilaužtų dantį, reikia iš karto pačioje pradžioje. Tada jūsų savigyna yra efektyviausia. Pasistengkit būti pačioj pradžioj tokia kieta, kad narcizas jūs nusilaužtų dantį. Ir po to jau nebereikės taip stipriai su juo kovoti, nes jau jo puolimas greičiausiai nebebus nukreiptas į jūs. Turėsite savo tam tikrą autoritetą, kurio jau po to bus daug lengviau jį pratęsti ir palaikyti, negu kad pastatyti nuo nulio vėliau, po to, kai jau jūs būsite pradėta kaip reikiant smaugti ir žlugdyti. Ir aišku, tas kaip reikiant smaugti ir žlugdyti neatsitinka iš karto, tai vyksta lėtai, vyksta laipsniškai, bet vis tiek anksčiau ir vėliau, jeigu iš pat pradžių to nesustabdyti ir neužkirst, tai vėliau daeina iki labai kartais stiprių apsukų. Tai grįžtant prie to, kad koks jūs bebūtumėt geras žmogus, kokia bebūtumėt gera žmona, kokia bebūtumėt gera darbuotoja, apskritai, kiek jumise bebūtų pliusinių pusių, visos jos bus laikomos arba silpnumu, arba būdu pasinaudoti jomis, jeigu nebus uždėtas tvirtas raktas ant visų jūsų gerųjų savybių. Nes šalia gerumo jūs dar turite būti ir labai kartus čili pipiriukas, kad jūsų tuo gerumu, jūsų visom specialisto savybėmis nepiknaudžiautų ir nesinaudotų jums į žalą. Viena ranka darot gerai darbą, kita ranka kovojate už tai, kad jūs nebūtumėt spaudžiama kaip citrina iki paskutinio lašo. Ir va tai balansuojat tarp savo kaip geros darbuotojos įvaizdžio ir arba tarp savo kaip geros moters santykiuose įvaizdžio ir tarp išnaudojimo. Užkirsdama kelią išnaudojimui. Kitu atveju nei gerbs, nei vertins kaip specialistės, nors galite būti fantastiško dieviško gerumo darbuotoja. Vos kažkas truputėlį ne pagal tvarką, ne pagal darbo kodeksą, vos truputėlį kažkas ne pagal darbo etiką ir ne pagal darbo kultūrą, nieko nelaukite, skambinate į reikiamas įstaigas, konsultuojatės, klausite patarimo, o jeigu reikia, tai rašote įvairius raštus, skundus ar kokius kitus popierius ir dokumentus ruošite, kurie padės jums apsiginti savo suverenitetą, savo autoritetą šitoje darbovietėje. Net jeigu jūs stovite žemiau negu viršininkas, net jeigu jūs esate eilinis darbuotojas. Ta reikia daryti iš pat pradžių, norint užsitikrinti tinkamą autoritetą, tinkamą pagarbos lygį tame kolektyve ir ypač iš darbdavio, nes labai dažnai piktnaudžiaujantys psichopatai būna viršininkų rolėje. Ir praskite žmonėm duoti suprasti, kaip galima su jumis elgtis, kaip negalima su jumis elgtis pačioje bendravimo pradžioje. Kaip galima jūs pavadinti, kaip negalima jūsų pavadinti. Kaip jūs galima kreiptis, kaip negalima jūs kreiptis. Iš pat pradžių tas toks ganėtinai kovingas arba griežtas nusiteikimas, tai yra savo ribų išsistatymas, savo apsauginės zonos susikūrimas, iš karto į priekį jums sutaupys labai daug nervų, labai daug tolesnių po to aiškinimų ir šnekų, tolesnių konfliktų, tolesnių pasiaiškinimų. Jeigu iš pat pradžių mes tinkamai nustatome savo zonos ribas, savo teritoriją, savo tvoras, tvorų aukštį, tvorų medžiagą, iš kurios mūsų tvoros padarytos, gal tai labai spigliuotos, aštrios tvoros, ar ne? Tai niekas per daug ir nesikėsins užeiti už mūsų vartelių ir tenai dar tuo labiau prikakoti mūsų kieme. Didžiausia klaida visų moterų, visų žmonių, ne tik moterų, kurie jau po to būna valkiojami ir mindomi kaip kilimėliai, tai yra tai, kad jie truputį pralaukia, laukdami patogesnio, geresnio momento, bandydami sulaikyti, sustabdyti save, kad tipo nebūtų per daug smarkus, kad neįsismarkautų su savigyna, su puolimu anksčiau laiko. Mano praktika parodė ir labai pasiteisinęs dalykas, kiek matau, visi sėkmingi žmonės, kurie labai gerai apgina savo ribas, jie visi naudoja vieną ir tą pačią taktiką – duoti informaciją visiems aplinkiniam iš anksto. Dar neatsitiko jokia situacija. Arba situacija atsitiko mikroskopinė, mažytė, bet mes jau į ją aktyviai, intensyviai atreagavome.
mes jau ją išeskalavome iki didesnių aukštumų, kad iškelti į paviršių ir visi matytų, kad oi, ne, tu tik net nebandyk į šitą pusę taip daryti, tu net nebandyk tokių priemonių imtis, tu net nebandyk tokių žodžių naudoti, tu net nebandyk tokio tono su manimi naudoti. Šitas nepriimtina, šitas nepriimtina, šitas nepriimtina. Ir iš karto kertam, statom sieną, statom ribas, atitraukiam į šoną. Biški kažką leptelėjo, paprunkštė ar kažkur tai bandė pasityčioti, išsijuokti iš kompetencijų kokių nors. Mes iš karto sureaguojam piktai, tai nereiškia, kad isteriškai, tai nereiškia, kad neadekvačiai agresyviai, nepradedam mėtytis plytomis vieni į kitus, nepradedam spjaudytis, jokių isterijų, jokių perdėtų piktumų, rėkimų, bet mes savo veido išraišką, savo poziciją, savo atsikalbinėjimų aktyvių parodome, kad nieko panašaus šitose santykiuose nedarykime. Ir tai gali būti netgi labai minkšta forma, draugiška forma, bet pasakyti iš karto visus taip, visus ne, visus kas priimtina, kas nepriimtina, susibalansuojate svarstyklėlės vienas su kitu, sukonkretinant, kokio elgesio su savimi jūs tikitės, ne tik stambiuose reiškiniuose, bet ir pačiuose smulkiausiuose, kasdieniniuose reikaliukuose, kasdieniai sąveikoj. Viskas vis tiek prasideda, atsiminkim, nuo smulkmenų, nuo mažų dalykų, nuo mažų pašaipėlių, nuo mažų epitetų, nuo mažų kreipinių, nuo pasisveikinimų, nuo visokių paprastų mažų dalykų. Viskas kūrėsi iš smulkmenų. Todėl iš karto smulkmenose ir darome pastabą pašnekovui tada, kai toje smulkmenoje nėra priimtina. Ir niekada neturite laukti kažkokio patogesnio, geresnio momento visą tai pasakyti. O šitų dalykų reikia nebijoti. Reikia nebijoti paniurzgėti, reikia nebijoti pabambėti. Tai vadinama bendravimo etikos prevencija. Nes jeigu jūs laiku neištransliuosite savo taisyklių, savo bendravimo kultūros, savo bendravimo tvarkos, kurią jūs norėsite toliau kurti santykius su visais aplinkiniais žmonėm, tai niekas tų taisyklių nesilaikys ir niekas jokių ribų ir nepaisys, niekas jų ir neklausys. Jeigu ribos nenurodytos, ribų nėra, kelio ženklai nepastatyti, važiuojame visi kaip kam papuola, kaip kam susišvietė. Pasimokykime iš tų pačių narcizų, kaip dažnai jie niurzga, bamba, pyksta, rodo savo irzulį, rodo nepasitenkinimą, atrodo dėl smulkiausių dalykų. Tai mes net cyptelt kitą kartą bijom išdresiruoti šitų visų nepasitenkinimų. Tai lygiai taip pat galime pasimti šitą metodą savo ir irgi jį po truputėlį integruoti į savo komunikaciją. Tai nereiškia, kad mes tapsime bambliai, niurzgliai, pikčiurnos. Kaip tik atvirkščiai visiems jautresniems žmonėms, visiems empatiškiams žmonėms, kurie nelabai moka saugoti savo ribų, nelabai jaučia tas ribas, kaip tik toks elgesys yra labai reikalingas išvystyti ir prisipratinti taip daryti. Be šito elgesio nepavyks išsaugoti normalių, adekvačių nei santykių, nei savo resursų, nei savo turtų, nieko nepavyks apginti, išsaugoti, nieko nepavyks pasiekti. Tai vat jūsų sarkazmas, jūsų pašaipėlė, jūsų tokia rūgštelė, svoguniukas, česnakiukas, pipiriukas čili, kurį jūs pabarstysite narcizui ant jogi paties autoriteto, jums gali padėti atsikovoti savo vietą pasaulyje, toje ar kitoje bendruomenėje, bendrovėje, įmonėje, įstaigoje, nes narcizai jie labai mėgsta. Iš pat pradžių irgi duoti jums labai aiškias ribas, kas čia valdovas, kas čia supranti glavnas, kas čia pirmoje vietoje, kas čia karalius. Jie gali kokį nors ultimatumą skelt, jie gali kokią nors pašaipą skelt, jie gali kažkur pagazdinti, uždrausti ką nors, primeluoti. Irgi, ką ten taip ir taip negalima, tikrinkite visus faktus prieš klausydami visų narcizo draudimų, gazdinimų ir visa kita, net jeigu tai yra jūsų vadovas. Ir kas yra svarbiausia, tai čia pirmiausia reikia nebijoti ne tai, kad narcizų, ne tai, kad išorinės aplinkos žmonių, kurie stovi aukščiau už mus, kurie mums yra neva tai pavojingesni dėl savo įtakingumo. Visų pirma, ko nebijoti labiausiai reikia ir ko mums labiausiai trūksta, kiek aš pastebėjau komunikuodama su visom aukom narcisizmo. Tai visų pirma, mums trūksta savęs nebijojimo, savęs pripažinimo, savęs nesigėdėjimo, savęs priėmimo. Tai čia svarbiausias darbas yra darbas su savo šešėlinė pusė, su savimi pačiu. Kuo mažiau mes bijome savęs, tuo mažiau mes esame paveikiami narcizo gazdinimu. Labiausiai narcizas gali paveikti gazdinimais tuos žmonės, kurie turi ką prarasti, o visų pirma prarasti per savo puikybę, per savo ego, per prisirišimą ir baimės prie savo socialinio įvaizdžio,
žmonės, kurie labai bijo būti patys kažkokie netikę, juokingi, kvaili, netobuli. Per visas šitas baimės narcizas būtinai pravažiuos ir prasieis. Ir čia jisai nušienaus viską, ką jam reikia. Paliks tuščią lauką. Kuo mažiau bijote apsikvailinti, kuo mažiau bijote, kad kažkas kitas kažką apie jūs pasakys nelabai gražaus, tuo mažiau būsite pagaunama visų manipulacijų ir gąsdinimų iš narcizų ir psichopatų. Kai nebijot nusišnekėt, kai nebijot pripažint, kad nusišnekat, kai nebijot pripažint, kad esate kažkurioje vietoje stora, ar kažkurioje vietoje biški nekompetentinga, ar kažkurioje vietoje biški kreiva šleiva, padarėt kliurką, leptelėjot ne tą, ką reikia, ar nugriuvot, užkliuvot, kažkur įvėlėt kokią klaidą. Jeigu jūs nebijote pasakyti taip, okei, aš tą padariau, aš suklydau ir viskas yra okei. Nematau pasaulio pabaigos tame. Nei aš nenumirsiu, nei šitai įmoniai nesugrius visas pasaulis, jeigu ten kažkokia klaida. Ištaisysim tą klaidą. Ir va tas nebijojimas priimti savęs klystančio, kažkam juokingo, kažkam kvailo, šitas dalykas yra pats pagrindinis ginklas nuo visų manipulacijų. Radikalus savo šešėlinės pusės priėmimas. Jeigu šito dalyko nepadarysit, vargu ar kada nors jums pavyks atsilaikyti netgi prieš ne patys stipriausią ir pikčiausią manipuliatorių ir psichopatą. Žodžiu, jeigu labai trumpai apibendrint, tai narcizai labiausiai užsisėda ant tų, kurie dar nepriėmė savęs, pas kurios gerklės čakra yra visiškai užblokuota, uždaryta, sustabdyta, neleista reikštis, neleista kalbėti, net jeigu visos žinios yra pas mus čia, o užblokuota čia. Mes tų žinių iki burnos nenuleisime iš baimės, kad apsikvailinsim, kad blogai pasirodysim, netinkamai atsakysim, netinkamai mus dar labiau užpuls, o mes tada jau visai nebežinosime, ką atsakyti, o iš mūsų pasijuoks, o mes negalime pakelti tokio momento, kai iš mūsų juokiasi. Tai va šitie momentai, kuriuos aš savo gyvenime, savo laiku pradirbau labai stipriai ir būtent dėka narcisistinių asmenų, tik dėka jų aš labai stipriai buvau priversta pradirbti visą šitą savo vidinę puikybę, visą šitą savo baimės apsikvailinti, baimės nepritapti prie sociumo, nepritapti prie visuotinų normų, nepritapti prie visuotinai priimtų pažiūrų, kokie žmonės turi būti, kokie charakteriai turi būti, koks elgesys turi būti. Viskas kaip yra nustatyta, kaip turi būti, aš priėmiau, kad aš turiu teisę prie šito viso nepritapti. Okei, aš nebūsiu tokia, kaip iš manęs tikisi kiti. Okei, aš dėl to patirsiu juoką, aš dėl to patirsiu kažkokį nepriėmimą, bet aš jį pergyvensiu, nenumirsiu, išgyvensiu. Kai visą šitą pradirbau, man pasidarė daug lengviau, negu kad buvo kažkada praverti burną. Dabar aš jau galiu. Kur man reikia, kiek man reikia, save apsiginti, už save pastovėti, už save pakalbėti. Man tai atrodė anksčiau neįmanoma. Bet ir buvo neįmanoma, todėl kad iš tiesų, kai visi tiltai pakelti, kai visos tenai tos struktūros uždėtos, kad viskas uždaryta būtų ir niekas neatsidarytų ir neatsivertų burna, tai iš tiesų to padaryti yra neįmanoma. Tol, kol čionais viskas uždaryta, čionais šitie padargai, jie gali judėti kiek nori, bet jie reikiamos informacijos, reikiamų būdų ir tvirtumų neišduoda. Tai vat, kad įsijungtų čia, o čia pas mus ir taip viskas gerai veiks. Burna gerai pasakys, jeigu galva leis tai burnai kalbėti. Čia yra didžiausias momentas, prie kurio reikia iš peties padirbėti. Ir būtent prie šito momento iš peties labai intensyviai mes dirbsime mano naujausiame, transformacinėme ir kartu labai informacinėme, superinėme kurse, kurį dabar ruošiu, kontrmanipuliacijos pagrindai. Kurso išėjimo proga pirmiesiems keliems mėnesiams kainą padarysiu labai superinę, labai gerą. Aš noriu, kad jisai šautų ir noriu, kad kuo daugiau žmonių turėtų galimybę susiliesti su šita informacija. Žinau, kad pasaulis tokioj forma, kokio yra dabar, su tais gyventojais, kurie yra dabar apgyvendinę mūsų planetą, nėra pati saugiausia, nėra pati maloniausia, nėra pati patogiausia vieta būti. Čia tos laimės, tai yra, žinai, akimirkos. O visa kita yra mokslai, pamokos, darbas su savimi visų pirma. Tai yra didžiulis darbas gyventi šitoje planetoje. Tai yra labai ekstremali patirtis. Bet kaip mes ir kūną stiprinam sportuodami, taip mes galime sustiprinti savo liežuvio gebėjimus, treniruodami savo iškalbą, treniruodami visas tas savybės, kurių reikia, kad mes galėtume drąsiai, laisvai atsikirtinėti visiems, kas bando pažeisti mūsų ribas, užlipti mums ant galvos ir neklausia leidimo.
Su jumis buvo kanalas Ieškok šviesos viduje ir aš Kristina. Iki sekančių susitikimų.